mums rodo Ames TV. O šiandien mes kalbėsime apie prancūzų kalbos žodžius, kurie yra naudojami anglų kalboje. Labai dažnai skaitysite arba girdėsite šnekamoje kalboje. Vienas pavyzdys yra c'est la vie. C'est la vie verčiasi toks gyvenimas. In English we say so is life ar that's life, geresnis. Kitas įsireiškimas anglų kalboje, kuris dažnai naudojamas, pavyzdžiui, kai sėdim teatre ir norim, kad sugrįžtų solistas ir vėl mums padainuotų. Lietuvių kalboje sakom bis, pavyzdžiui, o anglų kalboje encore. Encore. Kartais su aplodismentais pakviečiam, bet ir žmonės šaukia encore pakartoti. Šiandien viskas. Lankykite mūsų Facebook'o svetainėje. Ciao for now. See you later, alligator. After wild crocodile.